Kurortinės vietovės statusą turinčiuose Anykščiuose pradėtos naujos spa centro statybos. Jam atsidarius tikimasi įdarbinti 100 darbuotojų, laukiama kitų investuotojų dėmesio. Keletą savaičių senuosiuose Anykščių Šilelio poilsio namuose vyksta rekonstrukcijos darbai. Pastatas bus plečiamas, pristatant naują jo dalį ir gydyklas. Svečių čia lauks 4 žvaigždučių, 150 vietų viešbutis, bus atliekamos įvairios procedūros. Kineziterapinės paslaugos ir masažai įvairių rūšių, ir vonios, ir baseino paslaugos, pirčių įvairūs dalykai. Na, asortimentas bus gana panašus, kaip ir ką galima Lietuvoje. Aišku, mes nekopijuojam kažką, nesiorientuojam ir į tėtiškus, į visus kitus dalykus, nors tokių šiek tiek turėsime irgi. Į naujojo spa centro statybą verslininkas planuoja investuoti 12 milijonų litų. Gydyklų personalui žadama griežta atranka. Žmonės turi turėti poilsį. Tai yra bendras kompleksinis, tai pradedant ir oru, ir aplinka, ir atmosfera, kuri susidaro, žmonių, tie, kurie aptarnauja, išėjęs į gatvę, į miestą, žmogus turi jausti malonę aplinkinių reakciją, kad tai nebūtų, ko jie čia atvažiavo. Anykščių vadovai neatsidžiaugia, esą pirmasis toks stambus turistinis objektas regione Anykščius pavers turistų rojumi ir leis miestui siekti kurorto statuso. Pritrauks ir kitų investuotojų, viliamasi mažės nedarbas. Anykščiams tai yra labai skaudi tema ir bedarbystė didelė ir, sakykime, kad ir 50 darbo vietų jau tokiam nedideliam miesteliui tai yra pakankamai daug. Tai vėlgi, jeigu mes paskaičiuotume per fizinių asmenų pajamų mokestį, tai jau metams jau ten keli šimtai ar net iki kokio milijono fizinių asmenų pajamų mokesčių. Tai jau yra irgi miestui, tai yra labai didelis įnašas. Statybos darbus Anykščių Šilelyje planuojama baigti iki lapkričio, o metų pabaigoje jau priimti pirmuosius klientus.